Neretai esame linkę tarsi sverti ir matuoti, už ką verta dėkoti, o už ką neįtin. Manau, kad nuoširdus dėkingumas nėra ir negali būti matuojamas. Ir dėkoti galima už pačius įvairiausius darbus, kurių galbūt netgi nepavadinsi darbais, už poelgius, už dėmesį, už suteiktą viltį arba net ištartą žodį. Algimantas Bakas, 58 metų vyras, Punsko krašto lietuvių palikuonis, 1970 metais teistas TSRS karinio tribunolo, bausmė 3,5 metų ypatingajame pareigūnų kalėjime, vadinamajame speclageryje Irkutske. Tuo metu jam buvo 19. Algimanto dabarties neįmanoma būtų suvokti, nežinant jo praeities, jo smurto ir prievartos pradžiamokslio. Jam buvo 18, kai jis, eilinis šauktinis iš Lietuvos, pašauktas į sovietinę armiją, buvo paskirtas karinę prievolę atlikti to meto vidaus reikalų ministerijos konvojaus daliniuose. Daliniuose, kurie saugojo pramoninius objektus, malšino riaušes, prižiūrėjo ir saugojo kalinius. Kas baisiausia, prievarta, tos bausmės kalinių išnaudojimas, žeminimas, tas visas purvas, tiesiog, sunku tai prisiminti. Šitie žmonės pabuvoja tuose daliniuose, jie apie save nesiviešina. Kodėl? Jų vienintelis kelias tais laikais buvo tik darbas milicijoje, kitur jau jie negalėdavo. Jie grįžę nusigerdavo, narkotikai gerdavo, nusižudydavo. Iš tų dalinių negrįždavo kažkur apie 18% vaikinų. Keli Algimanto užrašų sąsiuviniai pilni slogių to meto prisiminimų. Vienas už kitą šiurpesnių. Stebint, kaip patekusieji į užribį staiga netenka visų žmogaus teisių. Kaip jaunų vaikinų, ką tik palikusių tėvų namus širdyse, palengva užgimsta žvėris. Ir priversti tapti prievartos sistemos vykdytojais, jie pradeda mėgautis statuso jiems suteikta valdžia. Toks pavyzdys. Žiema, šaltis didžiausias, baigėsi darbas, kalinius jau turi išvesti iš darbo zonos į gyvenamą, skaičiuoja, trūksta vieno kalinio. Antrą kartą skaičiuoja vėl taip pat. Mes stovim, kareiviai visi pasipiktinę, nušąla. Skaitykit 12 valandų išbūt ant šalčio ir čia dėl kalinio, aišku, piktumas. Galų gale šunė suranda tą kalinį. Sargybiniai paleidžia šunis, tie vilkšuniai apdrasko žmogų. Iš drabužių lieka vien tik skutai, kraujais pasruvės. Jau dar klausia, o pretenzijas turi? Ne, neturiu pretenzijų. Po kurio laiko jisai miršta ir tai mano akivaizdoje. Algimantas veržėsi ištrūkti. Rašė prašymus į to meto TSRS gynybos ministeriją, karinės spaudos leidinius, prašė leisti jam atlikti karinę prievolę kituose daliniuose. Tačiau atsakas į jo prašymus buvo vis dažniau ir vis garsiau išsakomi grasinimai ir atsakomieji reikalavimai – liautis. Tai po vienų dalinyje įvykusių riaušių jis, 19-metis, buvo apkaltintas riaušių kurstymų ir karo tribunolo nuteistas 3,5 metų laisvės atėmimo, bausmę atliekant Irkutsko pareigūnų kalėjime. 19 metų aš patekau tarp tų prokurorų, tarp teisėjų ir bjauriausių padarų tikrai nėra, ant tiek jie bjaurūs, ant tiek jie ir jų nusikaltimai už ką. Pagrindė lytiniai nusikaltimai, išprievartavo vaiką, mažamečių tvirkinimas, kyšių ėmimas. Jau 10 metų Algimantas gyvena Kaune, turi verslo patentą ir remontuoja siuvamąsias mašinas. Labai greitai pasklido gandas apie patikimą, kokybiškai dirbantį ir nebrangų meistrą, tad užsakymų netrūksta. Tačiau bene labiausiai Kaune Algimantą išgarsino jo augintinė, senbernarė bitė. Vien jau tuo, kad niekada neturėjusi šuniukų, savo pienu išžindė 5 kačiukus.
Be abejo, šį vakarą apie Algimantą pasakojame ne todėl. Tai, dėl ko jis kreipėsi į mūsų laidą, įvyko lygiai prieš 25 metus Vilniuje, Lukiškių kalėjimo ligoninėje, psichiatrijos skyriuje, kai sovietinės psichiatrijos atstovai stengėsi jam sukurpti diagnozę. Dauguma nori, kad būtų pripažinti nepakaltinamais ir visaip elgesio ir atitinkamai elgesio. Vienas ten sienas griaužia, kitas ten vėl kažką tokio, ten su paukštelės čiulba. Bet kiekvienas savaip, kiekvienas nori atkreipdėmėsi, kad jisai toks yra toks. Sugalvojo jie bėgti, imitaciją gal to pabėgimo suvaidinti. Pradėjau ten sieną, plytas, krapštyti su šaukštu, su stipinatoriu. Galų galiai tą atkreipė dėmesį prižiūrėtojai. Įsiveržė visą komandą. Ėmė išvedinėti po vieną. Mane paskutinį išvedė ir ėmė daužyti. Nežinau, gal ten 15 vyrų tų prižiūrėtojų buvo. Toliau viskas ėmė suktis nerealių pagreičių. Smūgiai kojomis, kažkokiais bukais daiktais, keiksmai, spjūviai pynėsi į vieną ir virto vientisu įtūžio, neapykantos ir skausmo lydiniu. Skausmo aš nejaučiau, nes šokas tiesiog šoko buvau ištiktas ir aš skausmo nuo tų jų mušimų nieko nejaučiau. Jau paskiau aš pajutau, dantys išmušti buvo, pirštai išnarinti. Galva sumušta, kūnas sužalotas tiesiog buvo kaip. Ir jie mane būtų tikriausiai užmušę, bet ta moteris, Raja, ją vadindavo kaliniai žydę, jinai tiesiog mane uždengė ir girdėjau tik, kad nemuškit, jisai nekaltas. Ta moteris, Raja, tuo metu dirbo viena iš prižiūrėtojų. Jos buvo dvi moteris, tačiau tik Raja padarė tai, ko ir dabar, praėjus 25 metams, Algimantas negali pamiršti. Raja sugebėjo vis dėlto įsikišti ir ta egzekucija buvo nutraukta. Jeigu ne jie būtų mane užmušę, nes jau jie tiesiog nesivaldė. Gal galima paaiškinti tuo, kad jie, žinodami, kad aš tų dalinių kareivis, galbūt kažkaip norėjo parodyti savo pranašumą, nes kada aš tarnavau, kareiviai, kurie konvojuodavo kalinius ir prižiūrėtojai, jie tarpusavį buvo tokie, kaip ir priešai. Nežinau, kaip jums paaiškyti. Bet ta moteris taip, man jinai įstrigo ir tuo savo poelgiu, ir kad jinai išgelbėjo man gyvybę. Surasti prieš 25 metus pataisos darbų įstaigoje dirbusi žmogų nėra paprasta. Tuo labiau, kai žinai tik vardą – Raja. Tačiau net ir dabar, praėjus nuo tų įvykių 25 metams, mums rūpėjo ir tai, kaip tokie smurto atvejai galėjo būti nepastebėti, nutilėti ir ištrinti kaip nebuvę. 1984-aisiais pataisos reikalų valdybos viršininko pareigas ėjo dabar atsargos pulkininkas Vytenis Pavalkis. Nuslėpti tokius įvykius, mano galva, būtų labai sunku, nes antra vertus, tai juk tas žmogus, kuris nukentėjo, bet kuriuo atveju galėjo skųstis prokuratūrai. Ar tai reiškia, kad tokių įvykių nebūdavo, ar tai reiškia, kad tiesiog jie būdavo užglaistyti toje pačioje įkalinimo įstaigoje? Aš jums sakau dar sėki, jeigu tai koks tai buvo smurto proveržis ir buvo žmogus sužalotas, šito dalyko nuslėpti neįmanoma. Galbūt, jeigu Algimantas būtų patekęs į reanimaciją. Tačiau į reanimaciją Algimantas nepateko. Sumuštas, kaip pasakojo, buvo įmestas į karcerį, kad išsilaižytų. Jokių medikų niekas nekvietė. Mėlynių, aiškių sumušimo žymių priežasčių niekas nesiaiškino. O kad ir būtų aiškinęsis, bėgo, paslydo, nukrito nuo laiptų, nuo lovos, visais laikais patikimos klišės.
Kaip išsiaiškinome, tų pačių metų, apie kuriuos pasakojo Algimantas pabaigoje, Raja iš kalėjimo išėjo. Savo norų. Išėjo visai iš tos sistemos. Lukiškių kalėjime neišdirbusi ne 2 metų. Radome ją jau seniai gyvenančią ir dirbančią Vokietijoje. Tačiau ir dabar, prakalbinta apie tuos senus įvykius, Raja papasakojo, jog būtent jie galutinai nulėmė jos apsisprendimą išeiti. Dar niekada nemačiau, kad taip muštų žmogų, pasakojo mums. Prisimenu, labai verkiau. Paskui sulaukiau daug priekaištų, kad leidau savo praskysti sulaikytojo akivaizdoje, kad leidau savo pasipriešinti. Ir galbūt jį tebe jaučia sistemos, kurioje dirbo baimė, nenusakoma, stingdančia baimė. Galbūt dėl to, sakė, nenorinti nei filmuotis, nei apie tai pasakoti, nei to prisiminti. Kai perdavėme Algimanto padėką, Raja nustebo ir susigraudino. Nustebo, nes anot jos nepadarė nieko reikšmingo, tiesiog pabandė užstoti mušamą žmogų. O susigraudino, kad tas žmogus ją po tiek metų prisiminė. Nu, man jinai tiesiog antrą gyvenimą padovanojo ir per jos tą poelgį aš nepraradau pasitikėjimą žmonėm, nesužvėrėjau pats. Nu, padėjau išgyventi, padėjau išlikti žmogum tiesiog. Aš perėjau per tas visas jau per tos kalėjimus, tas spec įstaigas. Aš tikrai nepasišiukšlinau. Kaip žmogus, kaip kalinys stengiausi išlikti savim. Ant kiek tai man pasisekė, nu nežinau, bet stengiausi. Ir jeigu pasakai žmonėms, kad ten buvai teistas, tiesiog netiki. Algimantai, aš jums noriu parodyti vieną nuotrauką. Taip. Tai jį? Taip, Raja. Jį prisiminė tą įvykį. Jį prisiminė ir jūs. Žinot, daug pasimiršau. Aš jau nežinau pasakyti, kiek ten tų prižiūrėtojų buvo, kiek ten jie man, bet tuos jos žodžius, jos tą riksmą, tai aš pastoviai skamba. Žinot, čia žygdarbis tiesiog, mažo žmogaus, didelis žygdarbis. Nes toj sistema paprasčiausiai tokių dalykų nedovanaudavo. Tuoj po mūsų pokalbio Algimantas sėdo rašyti laiško. Prašė perduoti jį Rajai. Ir jautėsi laimingas, vien dėl to, jog ji gyva, sveika ir jį prisiminė.